Na ką, labas rytas, mes jau kraunamės mūsų lagaminus ir neužilgo keliaujam toliau. Kaip visada mūsų rytinis procesas, kompaktiškai susidėt. Žiūrėkit, kiek žuvyčių. Ir šiaip koks švarus vanduo. Vazar. Vazar, nu. Arturas dar Austrijos negali pamiršti. Vazar falė. Ne, Arturai, čia jau reikia kitų žodžių mokytis. Slečka, belečka. Vedička. Čistička, vedička. Degintis negalima, vaikščiot negalima, valgyt negalima, plaukiot negalima. Ir stovėt ant gulbių irgi negalima. Ką čia Tai ką galima? Nieko negalima. Čia maršrutas Akropolis, Slovenija. Aš tiesiog supratau, kad negalėsiu pradėti dienos be savo latę. Aš nesu labai kavos mėgėja, bet latę kartą per dieną turi būti. Jo labiau, kai toks oras, toks vaizdas, trūksta tik latės. Šiaip aš, jeigu nežinojot, mano tatuiruotė yra latė. Atvažiavom į mūsų kempingą. Taip, jau trečias mūsų kempingas. Taip, bet šį kartą Slovenijai. Atrodo gražiai. Čia realiai kaip mažas toks miestelis, gali tiesiog pasivaikščioti išeit vakare. Belė kiek dušų, ten yra upelis toliau. Žiauriai gražu čia. Šitas spėju čia nemokamai. Taip atrodo mūsų stovyklavietė. Taip jaukiai. Gražiai mes čia įsikūrim. Silvija gamina kažką. Ką gamini? Vrapų su sojos faršu. Vrapų su sojos faršu. Delicious. Arturas jau pavargo važiuoti trivingis. Vos nenumušė dviratininką. Bet žinokit, karštis milijonas laipsnių, nemeluoju. Taip, kad nesumeluot kokių minus, plius 500. To prasme čia visiškai neįmanoma. Mes jau saugomės nuo saulės kaip tik galim. Wow. Kokie vaizdai, kas galėjo pagalvoti, kad Slovenija taip atrodo. Eik tu savo. Kaip norėčiau ten išsimaudyt. Dar nepasveikau. Mes ėjom prieš tai ženklas rodė, kad iki waterfall yra 25 minutės, dabar rodo 40 minučių. Nesupratomės, kodėl čia pailgėjo kelias. Okay. Is it worth it? Yeah, it was worth it. Okay. Thank you very much. Thank you. Ką tik paklausiau moters, ar toli eiti, jinai pasakė, kad jie nuėjo per 10 minučių. Aš nežinau, kažkaip čia apgauna visi ženklai, pasirodo ne 40, o visgi 10 minučių. Ir paklausėm, ar verta eiti, sakė labai vertas. Nebent tos moteris, taip greit labai vaikštų. Wasserpark. Arturai, mes jau Slovenijoje. Vodopad. Aš irgi noriu. Labas rytas, Arturai. Guten Tag. Mes jau Slovenijai. Dobrai ranek. Pats susigalvoja. Mes jau naujam kempinge.
Vakar nerodžiau, nes buvau be galo pavargusi. Toks yra mano vėl užtinis veidas. Tiesą pasakius, tokia užtinusi kaip kalnuose, aš niekur neatsibundu. Nežinau, kodėl taip veikia mano veidą, kai mėgam kalnuose, bet tiesiog aš niekada rytais nebūdavau tokia patinusi kaip dabar. Labas rytas. Labas rytas. Slovenija, mes keliamės ir einam į pulką. Pažiūrėkit, su kokiu vaizdu mes miegojom šiandien, bet čia dar ne viskas. Einam, aš jums parodysiu. Čia Artūras savo trisikėlius taip džiovino. Čia yra mūsų draugeška. Vakare su mumis sėdėjo. Žodžiu, čia yra tokia pagrindinė laužavietė ir vakare čionais buvo ugnis ir grojo gitara ir susirinko žmonės, tai buvo labai faina. Čia šiaip yra ir Lietuvos vėliava, pasižiūrėkit. Op. Artūras jau ruošia arbatą. Aš jums parodysiu gražiausią dalyką, kuris čia yra. Vis tik pasižiūrėkit, kur mes šiandien nakvojam. Aš net negalėjau pagalvoti, kad mes rasim ant tiek gražų kempingą. O palapinėje kalnuose yra taip, kad yra žiauriai šalta ir tada staigiai karšta. Tiesiog tu jau nebegali kvėpuoti ir tu bandai kuo greičiau išlysti iš palapinės. Tai va taip yra. Aš jau išsiprausiu, bet Artūras eina praustis, tai einam parodysiu, kaip čia kas. Kaip Artūras prausėsi. Ką tu vartat? Nežinau, ką aš čia veikiu. Labą dieną. Nu, va, žiūrėkit. Čia yra makiažo, prausimosi stotelė, tualetas ir va tokie dušai. Gerai, paliekam Janą. Pasižiūrėkit, koks vaizdas į kalnus. Dažniausiai arba tu savo išsirezervuoji konkrečią vietą, arba tau tiesiog duoda vietą, o čia realiai sakė, kad gali statytis kur tik tai nori, visas laukas tavo. Tai vat mes nusprendėme pasistatyti arčiausiai mašinos. Savo daiktus mes tiesiog taip paliekam, nes ta prasme čia yra no chance, kad kažkas kažką pavogs. Visiškai nulis šansų. Tai mes kažkaip neprisibijom čia palikti daiktų. Vakar daug visko nenufilmavau, nes man buvo labai sunku tiek fiziškai, tiek emociškai dėl mėnesinių, bet Slovenija yra tokio grožio, tikrai šalis, kuri nusipelno daugiau dėmesio, negu jinai turi. Tai va, tikrai kitą kartą, kai keliausit kur nors Europą, atkreipkite dėmesį į Sloveniją, jeigu norit gražių vaizdų. O šiandien, aš manau, mes apsistosime jau apartamentuose, nes realiai mes nebeturime švarių drabužių, tai mums reikia tiesiog išsiskalbti viską. Tai jau parodį savo outfitą. Nufilmuok mano outfitą. Artūras iš viso kaip bamžiukas atrodo. Jau 7 dienas taip. Čia realiai, čia yra kelionė tokia, kad kuo toliau, to mes blogiau atrodysim. Aš Tu atrodo labai gerai atrodai. Gerai? Tu labai gerai atrodai. Kažką susidėliojau, mano paskutiniai lygia švarus drabužiai. Tu nufilmuoji geriau mane. Dar kartelį. Va, trusikai kišeniai. Guten Morgen. Slovenijai sako dober den. Dobar den. Čia va, žiūrėkit, toks indų plovimo station. Čia va, galima nusiplauti indus, įsipilti savo vandens. Tai va, čia yra plauti letenams, šunims. O čia pasižiūrėkit, yra food leftovers for pigs. Kaip cute. Einam dar parodysiu, kaip aš į tualetą vaikštau. Einam. Čia yra dar tualetai iš kitos pusės, jeigu kam trūko ten. Čia tokie kaimo tualetai. Bet pažiūrėkit, kaip gražiai. Jaukiai gražiai, švariai, svarbiausia. Gerai, dabar aš biškai atitrūksiu nuo jūsų. O, pusryčiai keliauja. Kaip sloveniškai pusryčiai. Smačna pusrytyčia. Artūrai, gali atnešti vandens? Ačiū. Šiandien pas mus upgraidinta mača. Upgraidinta mača. Joana pasiūlė džemo įpilt. Jo, turėjau tokį džemą iš Lidlo, braškinį. Genialios idėjos ateina vakarais, ne? 4 vakarą. Artūras jau ruošia mačą, o aš ruošiu mūsų pusryčius. Artūras šiandien išgelbėjo musytę, papasakok. Nu tai aš sėdžiu, žiūriu, o kadangi stalas buvo šlapias, tai musytė aukštyn kojom gulėjo ir jos tie sparniukai prilipo prie stalo šlapio. Ir aš tada taip, jie padėjo atsistoti, bet kadangi sparniukai buvo šlapi, tai negalėjo jinai skristi, tai gal 5 minutės stebėjau, kai jinai tiesiog džiovino savo sparniukus. Tai va, ir tiesiog, ir po to... Po 10 minučių tiesiog nuskrido. Aš mačiau, Artai irgi labai gražiai musytę vieną buvo irgi padėjęs, išgelbėjęs. Musyčių gelbėtojai. Gal pats nepastebėjai, aš pastebėjau. Aš tokia, o.
Taip, kad gerbkime visus gyventojus čia. Taip, iš pradžių paruošim faršą. Pas mus jis va toks sausas sojos faršas. Galima vežtis kiek nori laiko, nesuges. Ir svarbiausia, daug baltymų matau. Jo. Geras lifehackas šiaip. Jeigu nenori, kad sugestų, va, visada turi prie savęs faršą, jam nieks neatsitiks. Ir neapšiksim dar. Dar pietukas dar gyvas. Taip, įdėsime kubelį va tokių daržovių sultinio. Jau. Galina Blanka bulbul, ne? Taip. Tai viskas teisingai. Pirmą kartą bandom dėti džemą į mūsų mačą. Jeigu neskaniai, tai realiai sugadinam 2 mačus. Na gerai, dabar. Čia man ant batono. Čia man ant batono. Nu, taip granola. Čia yra skaniausias sojos faršas, kurį aš esu radusi. Ir vienintelis. Ne, radau Livinę. Šitas geriausias. Ir fujek. Unbelievable. Unbelievable. Gerai, Unbelievable. paimam kitą indą, dedam mūsų svogūną. Turim dar 2 likusius pomidoriukus. Gaminam iš to, kas liko. Taip, taip. Delicious. Thank you very much for cooking master. Va taip gavosi. Ir išnaudojam daug produktų, tai gerai. Visi draugiškai plaunam indus. Kaip nori paršelius pamatyti. Ai, va, vienas stovi. Ir judėsim link Kroatijos. Artūro laukiamiausias destination. Einam čekautintis. Buvo mūsų numeriukai. Čia taip atrodo reception. Pažiūrėkit, kaip įdomiai. Kiek čia visko, man čia toks labai American vibe. Yeah, we're just checking out. Sustojom va tokioj gražioj vietoj. Jonas sako, kad bikeris atidavė mums savo parkingo valandą. Atėjęs su čekiuku, aš iškart nesupratau, bet sako, kad čia reikia mokėti ir aš turiu dar valandą, tai galite pasiimti. Kaip cute. Šiaip labai geri žmonės, čia labai draugiški visi. Na va taip, aš atsiradau savam rojui. Aš nežinau, čia tiesiog nerealaus grožio gamta. Ką čia dar pasakyti? Žodžiu, visiškai netyčia važiavom ir užmatėm tokį gražų ežerą ir nusprendėm sustoti, vyrai pasimaudės, mes... Nesusilaikėm, taip sakant. Jo. Vau, aš taip pavydžiu vyrams, kad jie maudysis. Kada tu dar pasimaudysi su tokiu vaizdu? Ką? Antytės. Žiūrėkit, antytė dar nuplaukė. Arta didvyris! Didvyris!
tai padarė. Berniukas pribėgo, va, išvalė man langą. Slovenijos degalinė atrodo kaip pasienis. Įvažiuoja čia. Arba kaip oro uostas irgi. Tokia degalinė. Čia kvepia bubble gum. Ta prasme, Jo, čia yra tai viskas didžiausia ir kiečiausia degalinė, kurią aš esu mačius gyvenime. Bulkos, va tokio dydžio. Pažiūrėkit, kokio dydžio bulkas. Pažiūrėkit į šitą, žiūrėkit, su mano delnus lygiai. Mes čia vaikštinėjom po Mes degalinę. tiesiog vaikštinėjom po degalinę ir negalim atsistebėti. O tu robotą nufilmavai? Ja. Tiesiog robotas važinėja. McDonald's degalinė, robotas. Welcome to Croatia, bravo vairuotojai! Na ką, labas rytas. Mes šiandien iš pačio ryto atvykome į lankomiausią, populiariausią vietą Kroatijoje, Plitvice Lakes National Park. Tai čia turėtų būti daug gražių ežerų, krioklių, tikrai gražių vaizdų. Mes pasirinkome... Plačią trumpiausią kelionę mūsų. Jo, trumpiausias maršrutas yra 3 valandos. Jau prasideda gražus vaizdai. Dabar plauksim vas tokią valtelę. Greičiausias departure, kurį esi turėjęs. Iš karto tik atsisėdam, iš karto plaukiam. Jau išplaukiam. Ką tik išplaukėm, jau beveik ir atplaukėm. Pažiūrėk, koks švarus vanduo, man atrodo, iš jo tiesiog galima atsigerti, tiesiog laisvai. Bet čia džiunglių vaibas toks man. Tiesiog pasižiūrėkit, koks švarus vanduo. Aš tiesiog negaliu, kokio grožio čia gamta, aš tiesiog galėčiau čia gyventi. Kriokly. Čia realiai norėčiau nušokti, vat pasižiūrėk čia, pasižiūrėk į fainą. Primesk, jeigu vat, nuo čia galima būtų vat, taip šokti į apačią. Taigi aš jausčiaus kaip H2O undinėlė. Man tiesiog to įsisusaus galva nuo grožio. Tabletę turit? Artūrai, pas mus visada reikia ne gamtos ir ramybės, o actiono. Bet kai tu matai va tokią gamtą, ar trūksta gražu. Vis tiek ant kažko paslidinėt, Dabar pašokinėt? su kanojom va čia tai pasiplaukėčiau. Nu vat šiaip jo. Primeskit su baidarėm. Galima su kanojom. 5 eurų po Plitvice Lakes. Pas mus jau prasidėjo tokie hiking routes. Man tai didžiausias pliusas, kad pavėsį vis laikinu. Jo, Nepavargsti. čia yra didžiausias pliusas, mes praktiškai visą laiką esam pavėsyje. Jeigu mes būtume saulėje, tai čia minus 50% experience iš karto. Artūrai, sėskis pavešiu. Čia kaip Akropolį gali pasimti, vežiot. Mūsų busiukas atvažiavo, mes jau savo kelią užbaigėm, grįžtam atgal. Atvykome į mūsų apartamentų Zadarę. Kaip karšta, mes net nesiruošiam niekur eiti iki vakaro. O toks vaizdas iš balkono. Viskas, einam ilsėtis. Na ką, mes gerai pailsėjome ir dabar einame į miestą. Gipartas su Jona gražiai susimečino. Mes su Artūru irgi susimečinom. Čia jau prasideda gėlytės. Mamų zona. Va, čia jau tikrai jaučiasi kurortas prasideda. Mes jau Kroatijai prisiderinau prie vietinių. Irgi va tokią maikutį užsidėjau. Užsukom į suvenyrų parduotuvę.
duodu 100% nieko nenupirksim. Nu, ar kažką nupirkot? Ne, bet mes pagalvosim, nes čia labai kokybiški suvenyrai. Žinai, tokie ne iš Kinijos tokie pigus, o tokie tikrai kokybiški, faini. Rankų darbo. Turim anti-modričių. Nu, žinokit, labai jaukus miestas, labai daug parduotuvėlių, kavinukių, visko. Nupirkom jau keletą suvenyrų, dabar einam žiūrėti saulėlydį. Dabar labai gera, mes pagaliau ilsimės. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir jeigu nematėte dar pirmos dalies iš Austrijos, būtinai pažiūrėkite. Ir taip pat, jeigu jums patinka mano video, nepamirškite subscribinti šito kanalą. Iki.